pradžioje įvyko, tada tik pagalvojau, kad gerai, kad taip būtų. Ar visgi yra, kad aš sustiprėjau ir žiūrėk didesnį svorį pakėliau. Ne? Aš tapau drąsesnis ir einant į tualetą registravau tą pravadnicą, kinę. Arba vidury miško, kur nėra žmonių. Šiaip gyvenu kaime, kur žmonių nėra, tik visi paskirpėjęs. Bet vidury miško vieną radau ir tas pats 100% arba kiek čia, 100. Tai kam taip yra? Vieną matėm, bet šitą vieną atmetus, kam dar taip yra? Verslas auga pats vėl nuo net minties tokios nepamaščius. O kaip kitiems? Mišką nevaikštą. Bet būna žmonių, ne čia, tikiuosi, bet kažkur esu matęs gyvenime, kad suplanuoja, kad startuoti kažkokią veiklą ir aišku, vizija graži, nes kitiem atsekasi, nu jau ir aš kaip jau pradėsiu, tai jau man kaip taip ir įdamkės. 2-3 šakas ir matas ir aš jau sėkmėjau. Bet tik pradedu ir žiūriu, kažkaip lūkesčiai kažkaip vieni, o ta realybė kuo tai kitokia, ar ne, dar tie raumenys netiek. Ir kas čia per reiškinys, kodėl taip vyksta, kurių čia vietoje, ar čia man paukti, ar čia visi durniai ir šios aplinkybės blogos, Lietuvo čia neveikia ir iš vis niekam čia nereikia. Tai šiandien paliesim vieną temą, temų pačių įvairiausių yra, tų priežasčių įvairiausių, bet egzistuoja toks reiškinys kaip vidinis sabotažas. Ar terminas ką nors sako? Vidinis aišku, visi geriausi dalykai viduje, visas tikrasis grožis iš vidaus. Tai čia suprantam, bet kas tas sabotažas? Tai sabotažas, tai įsivaizduokit, aš jau apsisprendžiau, jau darysiu, eisiu sportuot, pradėsiu veiklą ir atsikeliu ryte ir jau einu sportuot, paimu telefoną ir skambinu, va kaip suplanavau, taip ir vyksta viskas, be jokio trukdžio. Ar visgi kažkokia maišalynė, kažkokios iškyla baimės, kažkokios dvejonės, lyg tai ranka kyla, bet koja nebedaro. Vieną nusprendžiau, kažkaip vyksta gyvenime kitaip ir aš taip susipainioju, kažkaip ir noriu, bet ir negaliu. Ir va tokia mišrainė viduje. Nekelkit rankų, bet tikrai žinau, kad žmonės kartais susiduria su tokiais dalykais. Kodėl tarp minties ir rezultato įvyksta kažkokia atotrūkis. Noriu vieno, o kaip tai einu, taip kaip ir visi. Einu taip kaip ir visi. Norai skiriasi nuo mano veiksmų ir atitinkamai nuo rezultato ir tada ten viduj audros. Ir vat terminą prancūzai sugalvojo šitą terminą, kodėl? Nes jie taip elgiasi. Žinot, Prancūzijos revoliucijos kilo. Viską jie verčia ir po šiai dienai, kas netinka, eina su šakėm, eina su traktoriais, blokuoja kelius. Ir va tai yra sabotažas, čia prancūziškas žodis, ką Wikipedija apie jį rašo. Tai sąmoningas tam tikrų įsipareigojimų neatlikimas arba blogas jų atlikimas, slaptas pasipriešinimas, įgyvendinti kokią nors veiksmą, sprendimą, programą ir taip toliau. Tai kaip ir terminas aiškus. Nenori dirbti, įmeta į staklės raktą, sugenda, ir nebedirbam. Bet kad, žodžiu, pasiekmių kol kas neliesiu. Bet yra ir kitas terminas - savisabotažas. Pat kas čia per reiškinys? Ką tai reiškia? Tai yra save sabotuojantis elgesys. Tai yra, kai tu pats trukdai savo. Pats savo išleidi padangas arba tus balionėlius susprogdini, kurį tave jau buisi paruošęs, kad keltų. Trukdai pažangą ar tobulėjimui bet kurioj savo gyvenimo srity, įskaitant ir neolife veiklą. Nes čia visi dėl veiklos, jau senior menedžeriai jau kažką daro, ne tik taip gausiai vartoja produktus. Bet dabar tas sabotažas būna sąmoningas, būna nesąmoningas. Dabar sąmoningas kaip? Kas nežino, pavyzdžiui, kad tas pasyvus gyvenimo būdas yra
prilygsta rūkimui. Nu, kad rūkimas negerai aišku visiems, ne? Bet vis tiek yra žmonių, kurie nusprendžia kažkodėl rūkyti. Tik tai žinai, bet tu darai kažką, kas tau kenkia. Nu, bet tas neaktyvus gyvenimas, aš irgi žinau, tai prilygsta, informacija va čia aiškiai, bet kodėl nėra veiksmų. Ir prasideda priežasčių masė, tas pats su veikla. Čia tokias galimybės, bet dėl kažkokio priežasčių aš nenusprendžiu žengti to žingsnio. Dabar aš nusprendžiu, bet nežengiu. Yra tas toks paralyžius, galva lyg duoda signalą, kūnas neklauso. Nesąmoningas, tai ten masė priežasčių, nes mus labai didelį įtaką daro pasąmonė, kažkokia anksčiau išgyventos patirtis, kažkokios traumos patirtis. Apie tai truputėlį pakalbėsim. Bet kaip atpažinti? Kaip atpažinti, ar man taip yra? Ar čia tos lemputės ir man dega? Kad aš galėčiau sureaguoti, užpilti kūro, užsidega lemputė ir suprantu, kūro mažai važiuoju į kolonėlę. Per malonę, stabdžių skysčio trūksta. Arba, rodo automobiliuose šiuolaikiniuose, bet jie nukopina žmogų, nes mums irgi signalai yra. Tai va dabar kokie signalai veikloje? Pavyzdžiui, toks atidėliojimas arba dėlsimas, vilkinimas. Kad aš vis atidėlioju tai kažkada. Nuo pirmadienio. Nuo kito pirmadienio. Šiemet nepavyko, nuo kitų naujų metų. Įsipareigoju, koks žodis, labai jos meta tos savo pasiryžimus. Studentai, nežinau, ar čia po studentų, pažiūrės Dailės akademiją su Asta baigė. Tai, taip atrodo, įstojai, pasimokė, pirmą dieną, ten rugsėjo 2 ar kada ten pradedi. Ir grįžęs iš karto ten jau viską darai. Paišai, tos kūrinius kuri, kompozicijas komponuoji. Ir tu taip kasdien. Ir kai ateina jau ta diena, peržiūra, turi pilną darbų, tik išeksponuoji dar ne visus, nes to tiek gausiai, kad jau čia dar netelpa. Ar kažkaip paskutinę savaitę, paskutinę naktį. Aš tikiuosi, čia yra ir tobulų, bet rankas nekelkit, bet mums tai būdavo kažkaip. Lyg ir sąmoningai, bet vis tiek tą paskutinę naktį nuėdavo. Tai bet aš čia reiškinys, protu supratau, kodėl nevyksta. Tai ar padeda tai siekti mums tikslų, kad tas prokrastinacija, jeigu iš anglų kalbos procrastination, kitas. Žmogus pradės nebaigti, pradėjo ir metą. Jau ėmiausi ir dėl kažkokių priežasčių, pavyzdžiui, ne taip realybė klostosi, kaip aš tikėjusi. Aš galvoju, kad čia visi taip sakys, jo, taip, norim, čia tos veiklos. O pažiūrėjau, vienas žmogus sako, ne. Kyla dukas ir žiūrėjau, man reakcija netokia. Ne. Tai gal ne man. Aš juokauju, taip hiperbolizuoju, supraskite teisingai. Bet kokį Zita kažkada pasakoja, kviečia žmogą renginį, Zita galiu tą pavyzdį. Jo, ir sako, moteris, aš negaliu ateiti, o kas sako, aš rankas kremu išsitėpiau. Žmogus negali renginį ateiti, nes lyja, ar ten kremų rankas nebegali, vairo paimti, nes dar ne nevalais kremas, o tas normalus, kaip lašinius pačiupinėjęs būti. Ir įvairiausių tų priežasčių, dėl kodėl žmogus pradeda ir sustoja daręs, išsigąsta, kažką nuvilia. Padeda tai siekti mūsų tikslų. Toks trigeris vidinis. Kitas momentas dar gali būti netgi priežastis, tas perfekcionizmas. Pavyzdžiui, aš noriu tokio lygio, kad čia būtų toks lygis, kad net pats jo nepasiekiu. Ir aš jau niekas nepasiekia. Bet tada, kol nepasieksiu, nepradėsiu, bet nepasiekiu ir nepradedu. Randat? Kol aš jau nemokėsiu taip tobulai, kad visko, kol čia nežinosiu. Pavyzdžiui, reikia kokius, daug užtuosius pabaigti, mitybos mokslus, reikia čia psichologiją, psichoterapiją, dar kokius verslus, 3 aukštuosius, kad pakvies žmogų pažiūrėti webinarą. Nes dar kažko nemoku, dar kažko nežinau. Bet, žiūrėk, ko reikia žinoti? Matai žmogų, eina toks susuktas. Kaip prašau, klausyk, kaip tik rytoj bus webinaras apie kaip būti atsuktų. Kaip tik atsukimo specialistas.
pasakas. Gal nori pažiūrėti? Tai jeigu iš tikrųjų kenčia nuo susukimo, tai sakys, noriu, ne, sakys, nenoriu, bet ir kas čia tokio. Pabuvai to kelio ženklus, parodė, kur yra, kas ten, kur šiedai, koks miestelis, ar ne, kur žmogus galbūt ieško. Tai va, bet jeigu tu esi toks, perfekcionistas, čia aš ir apie save, nes aš labai turėjau daug šitų ligų, kalbu būtuoju laiku, tada taip linksmai viskas skamba. Bet, pavyzdžiui, versle taip yra. Jeigu žmogus toks perfekcionistas sugalvoja eisiu į rinką su kokiu nors produktu ir jį reikia taip ištobulinti, kol jis dar netobulas, aš jo neleidžiu į rinką, tai rinkos situacija pasikeičia. Jau sakyt, ko reikia, tu jau iškritai. Šiaip versle normalu yra pakankamai geras, toks principas. Aš sukuriu veikiantį modelį, kažką, kas jau veikia, jau tenkina, reikmes iškart leidžiu ir testuoju. Nes tu net negali nuspėti, kaip reaguos rinka. Aš iš verslo tai truputį ir tos informacijos. Nes tu tik suprasi pagal rinkos reakciją, pagal vartotojų, perkai, kaip yra. Ir tada tu tobulini. Leidi versiją 0.01, 0.02 ir taip toliau. Tobulini. Jeigu pasiteisina, tu išplėtosi tą produktą. Jeigu tu perfekcionistas ir tu visus resursus nuleidai sukurti tobulą produktą, paleidai ir niekam nereikia, tai tau ir aiškiai baigtis. Dabar dar viena kryptis yra mūsų vidinio gyvenimo. Būna žmonių, kuriem viskas blogai. Lietuvoje oras 9 mėnesiai žiema. Lyja. Jau ir pavasaris, bet pasnigo. Sakydavau, wow, nerealiai, kur dar taip yra? Kur dar rasti tokią šalį, tiek turtinga viskuo, bet kažkam yra blogai. Vis tiek bus blogai, žinau, kuom baigsis. Mes buvom tokie beraščiai tėvai ir leidom Vilniaus senamiestį, vaistį, pas gydytoją tokį labai pagyvenęs, čia dar sovietmečio laikų. Ir jis sako, tos mamos, nes tuo metu jaunos mamos eksperimentuodavo, natūraliai bandydavo vaikus gydyti, kai susirga kažkaip arbatėlėm, ten, žodžiu, tų vaistų vengti. Mes tokie, iš vis jokios informacijos neturėjom, ką jinai sako, o jis sako taip, žinau, aš tas jaunas mamas, žais tom arbatėlėm, praselę žinau, ir tada viskas nueis, į plaučių uždegimą, tada žodžiu, komplikuosis, ir tada vis tiek reiks antibiotikų. Tai geriau profilaktiškai. Ir mes tokie naivuoliai, tas vaikas iki metų, iki pusės metų, 3 kursus tokių rimtų, žodžiu, bet čia, kaip sakant, praeitis aš jau. Bet tas toks, vis tiek viskas bus blogai, jis mąsto žmogus taip. Jis toks kaip tarsi proakinius. Tai jeigu bus blogai, tai tu net nepradėsi, nes tu žinai, ko baigsis. Ar ne? Jau bus blogai. Tai padeda mums siekti tikslų. Toks mąstymas. Čia aš dabar kalbu apie simptomus, apie požymius, atpažinti, kokios jėgos mumyse veikia ir kur jos automatų dažnai mus veda. Dabar dar toks labai įdomus reiškinys. Kai aš jau siekiu tikslo ir jau link jo to labai noriu, trokštu, ir jau link jo artėju, jau matosi ir tada pradedu sabotuoti, atmetu jį. Dėl kažkokių priežasčių pats paneigiu, pats sustoju. Nežinau, gal ne visi susidūrė čia, bet yra tokių, skaičiuoju tokią istoriją žmogaus, šiandien atrodo labai charizmatiškas, toks jaunuolis vyras, jaunas ir sėkmingas, verslininkas, ir atrodo, jis tokį turi didžiulį pasisekimą tarp moterų. Toks labai patrauklus jaunuolis. Ir jam tai svarbu. Ir jis deda pastangas, kad jau ten išsirenka kokią nors ir jau siekia, ir kai jau jinai sušyla, jisai ją atstumia. Kas čia reiškinys? Pasirodo, jo tėvas, ten buvo žmogus, kuris jo visiškai nesirūpina, vaikui buvo gyvybinis poreikis patirti meilę, priėmimą, ir jis dėjo visas pastangas, kad tą tėvą, kuris jį atstumia, kažkaip jam to dėmesio sulaukti. O mama buvo tokia labai lipšni, tokia ta meilė, taip rodė tokia dusinančia. Ir jisai kažkaip jos galima stumdavo. Ir išsidirbo kažkur ten viduje tas mechanizmas, kad jisai pradėjo siekti tų merginų, kurios jį atstumia. O kai jaunai sušyla, nes jis tas fainas ir tikrai viską gerai daro, tada
vat atstumėt. Suprantat, čia dabar kalbu gal toks nelabai dažnas reiškinys, bet kartais mes nesuprantam, kas mumise vyksta. Čia įsivaizduokit kontekstas. Aš nusprendžiu ir noriu daryti veiksmus, bet kažkodėl aš jų nedarau. Kodėl? Tai analizuokim priežastis. Kas yra tos priežastis, kodėl mus jos stabdo? Jeigu įmanoma raiste, kur daugiau nieko nėra, tik uogos, gyvatės ir vienas, ir tą registruoti. Arba tūlėkė, kai išeina, suprantate. Ta prasme, įmanoma. Aš čia gerąją prasme, kaip pavyzdį. Bet jeigu žmogus to nedaro, bijo, neužkalbina, net pagalvo, ką jis pagalvos. Arba, žodžiu, pastebėkim mūsų reakcijas ir pabandykim suprasti priežastis. Dabar dar yra toks angliškai overthinking. Tai yra, kai žmogus turi per didelį minčių srautą, ištisai galvoja. Tiek daug pasidėjo, tiek daug minčių ir taip ne vienos nesijima ir nedaro. Turėjau tokį atvejį, žmogus atėjo pas mus, sako, aš taip švelniai su meile tą pavyzdį, sako, man atrodo, nežinau, bet neturim rezultato, bet atrodo, kad aš tiek daug dirbu čia, aš tiek daug čia darau, nuo ryto iki vakaro, ištisai, vien tik dirbu, net savaitgalis ir net naktim prabudęs. Ir nėra rezultato. Sakau, tai palauk, tai tu papasakok, ką darai? Tai švelniai, nes žmogus, iš tikrųjų, kažkur problema. Ir jis sako, aš visą laiką apie tai galvoju. Visą laiką galvoju apie tai. Ir atrodo, kad čia labai ilgai dirbu. Randat? Tai va tas galvoti yra, kaip aš užkuriu variklį. Visą, tai tu juk pavarą duodas pirmą. Bet žmogus, kažkas jį stabdo. Dar vienas toks. Aš buvau labai profesionalas šitoj srity. Toks, kaip čia vadinasi, atvirkštinė meilė savo. Kad tu taip labai save boksuoji pats. Savikritika. Aš turiu net tokį medicininį turbūt stovi stadiją lygį, kad ir tokių kompleksų gilių buvau save įvaręs. Bet, tai yra, kad tu viską darai blogai. Kad tu ką bedarytum, viskas blogai. Ir toks ne tik šiaip galvojimas negatyviai apie viską kaip su akiniais, bet čia labai labai konkreti, destruktyvi, aktyvi tokia veikla savo atžvilgiu. Ir tu taip, savo požiūris į save, kad tu nevertas čia niekam tikęs ir taip toliau, taip toliau. Tai ar tu kažką darysi? Ar kažką darysi? Jeigu tavo toks požiūris į save, tai faktas, nei pasitikėjimo savim nėra, ir taip toliau. Ir ar tai padeda? Gerai yra būti savikritišku blaiviai. Visame kame turi būti balansas. Jeigu žmogus jau toks, kaip sako, leis kiaulė į bažnyčią, tai ir ant altoriaus užlips. Tai vienas kraštutinumas ir va toks, užsikaravimas kitas kraštutinumas. Tai ta tikrovė turėtų būti kažkur per vidurį. Aš turiu, pamačiau kažkada, važiuoju ir ant bagažinės kito automobilį matau, stabdžiai tik bailiams. Tai nereikia be stabdžių, reikia stabdžių, bet ne vien stabdžiai. Dar būna žmonių, kurie, toks chaosas. Aišku, yra toks kūrybinis chaosas ir tai yra gerai. Šteino stalas pažiūrėjus, kaip būdavo, kaip jis ten ką rasdavo. Yra tokių meniškų žmonių, kurie čia jie kažkaip ten randa, turi savo tvarką, jų tokia tvarka. Bet šiaip yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, telefonas nebežino, kur raktus patys, bet kur padeda, ir paskui nebežino. Ir jeigu jis kažkokios srityjos į chaosas, tikėtina, kad čia yra įpročiai. Čia yra, jeigu jis toks humoristas, tai jis visur humoristas. Jeigu jis toks zanūda, atsiprašo, tai jis ir yra zanūda. Bet ir veikloj tau, pradeda ir to, ta savybė, ar padeda? Ar jinai visgi, ką su kuo ten kalbėjau? Koks čia jo vardas, toks daug energijos nueina tuščiai. Tai elementarūs įpročiai, tiesiog pasistyguot ir žiūrėk, viskas išsitęs ir tu važiuoji. Ir dar čia, ne visi, bet dar toks simptomas, žmogus jaučiasi nevertas gerų dalykų, nevertas meilės. Jis toks, bet
tą deklaruosi. Bet, čia kaip nors, čia man, aiškiu, kad čia toks, čia ne man. Jo, bet tie visi geri dalykai kažkam ant scenos lipa, jo, aš netoks. Čia, ir žinai, iš vaikystė, kokioj ten jis aplinkoje auga, Astas studijavosi enegramą ir ten visas tas labai profesionaliai išdėstyta, kaip žmonės suformuoja tą aplinką, kurioje užaugo. Nes mes turim tą poreikį pamatinių dalykų. Žmogus kaip asmenybė gali bręsti tik tai nuo tos besąlyginės meilės atmosferų, kai yra priimamas, tada gali skleistis. Jeigu to negauna, jis deda visas pastangas, kad tai kažkaip gaut, kompensuoti. Ir tada jisai išmoksta tam tikrų būdų elgtis. Ir vat užaugęs jis elgės taip pat, toks kaip baltai. O jis tam galvoja, kad čia jis, kad čia aš. Žinai, suprastum, kad jo, tuo metu vat mane kažkas taip įvarė, mane vis atsmerkęs, jis skizdu ten būdavo, ar dar kažką, žinai, ir aš toks, tik tiek. Suprastum, suaugęs ir žinai, ir tau išsirištų. Tad važiuokit, savisabotažo formulė. Kaip atrodo? Vaikystėje už viską buvai kaltas, lūkesčių netitikai. Atnešiai ne tą pažymą, negausi valgyti. Žiauriai, čia taip gal yra, bet tendencija tokia, kad kažkodėl vaikai turi išpildyti tėvų lūkesčius. Ar ne? Ir tu tada, tu tokia kaltę nešioji, kad tu kažko neišpildai. Turi būti gydytojo, tu nori gal kažko kitko. Žinai, nori va šitokios veiklos, ką jinai duoda, bet ne, tu turi į darbą. Čia jau vyresniam amžiui. Jeigu tu kaltas, jautiesi, tai tu tikrai toks, tu net lauki, tavo lūkestis yra, kad ką aš bedaryčiau, aš sulauksiu bausmės. Jeigu aš eisiu žmonės, aš gausiu kažką, žinai. Ir tai trukdo ir artimiems santykiam, bet ir mūsų veiklai. Žinai, jeigu tu išgyvenai gėdą, buvai gėdinamas, ir tu toks nori slėptis, pirma reakcija slėptis. Aišku, jūs nesusidūrė, bet tikrai yra žmonių, kuriem labai skaudu tiesiog nuimti žmonės, nueiti ir tiesiog nuoširdžiai natūraliai bendrauti. Aš dar pats savai tos pėdsakus randu, kad taip norisi vengti žmonių. Yra tų tokių tobulųjų, kuriem čia jokių problemų. Aš ir tebesu introvertas, tai tie pėdsakai dar yra. Bet jeigu tave palaužia, tos savybės, kiek bandėjai, kiek kažkas tau vis ir nepavyko. Ir toks viduj, žinai, tu toks esi, net supranti, kad vos net ar nevykėlis, žinai, vis tiek, negi tą sakysi. Bandai daryti, bandai bent jau atrodyti, dabar socialiniai tinklai leidžia atrodyti kaip tik nori, žinai, čia ne žvaigždė. Bet tu viduj turi tą, žinai, sužeidimą, ar tai padeda siekti tikslų, ar tai kažkaip nesąmoningai tu vengi. Kaltini save. Net yra toks Stokholmo sindromas, pastebėjo, kad kaliniai koncentracijos stovyklą, jie net sako, tai mes kažką čia turbūt netaip darom, kad jie prižiūrėtų su mumis taip elgtis. Žmogui net pradeda patikti, kad jie kankina gyvena su kokiu nors, žinai, terrorizuojančiu, autokratišku žmogum. Bet ir ką tu gali tada padaryti? Ar tu taip drąsiai, laisvas toks tosi, eisi ir dalinsies? Ar visgi tai tave stabdo? Čia dar vienas reiškinys, apie tą nemeilę. Ir tada norisi įrodyti. Tėvas nemylėjo, aš vis tiek užsitarnausiu, aš vis tiek tą pagarbą įgysiu. Kažkur viduje toks mechanizmas, kad aš esu vertas. Pats žmogus bando, visokius pasiekimus daro ir pasiekia, nors viduje yra toks visoks palūžęs ir tai yra iš skausmo, iš kažkokio, žinai, stygiaus. Ar tai sveika? Gerai tarsi pasiekimai, bet ar pasiekimuose, esmė, tikslas, ar pasiekimuose, ar kad tu būtum laimingas, dėl kokios priežasties susieki, kam nors įrodė, tam tėvui, kad tave pamiltų, nors jis gal jau ten miręs, žinai, išėjęs iš gyvenimo, nes tu čia jau geresnis, jau dabar lyg vertas, kad atsiras kitas geresnis, tu ten su to kovosi, ir toks visą laiką, sako, milijonieriai ir ten žuvis. Tai tu jau pasiekė viską, o dabar atrodo viskas gerai, o bet mes nematom, kas žmogaus širdį. Ir tada tu sieki ir vis tiek netobulas. Tai lieka tik su tom kaukiam. Tai
kaip tas ratas sukasi apie greitį. Tai aš turiu tos aukštus lūkesčius, aukštus siekius, aukštus reikalavimus savo. Ir tada baisu, kad nepavyks. Ypač jeigu aš dar patirties turiu. Ne? Pabendru su mergaitė, pakviečiau šokti. Ir jinai atsisakė. Viskas, gyvenime nebegalėsiu nieko šokti. Ne? Nes baisu, kai vėl atsisakys. Pasidalinu su žmogum, life galimybę ar produktais ir pakviečiu ir pasakė ne. Ir kas tada? Nu gerai. Atrodo, pasakė ne, bet žmogui, tokiam, jį tai sustabdo. O viena moteris suorganizavo namų vakarėlį, pirmą kartą. Nežinau, ką čia daryti, kaip suprato, taip padarė. Ir ten įdėjo tiek pastangų, pakvietė ten pažįstamus ir ne visos atėjo. Taip išgyvenom, kad praėjo metai ir tik dabar atliego, dabar jau galvoju antrą vakarėlį daryti. Tai padeda ar stabdo. Tada mes vengiam tos skausmo, atidėliojam. Žinai, tu nepavyko, būna ir normalu. Kam iš pirmo karto kas nors pavyksta. Bet jeigu ta savikritika yra kaltinimas, jeigu tai yra savo verties toks nužeminimas, tai atneša tokia slogią nuotaiką, nerimą, depresiją, tu nusivili savim, aš vis galvoju, kam aš ant žemės esu, jeigu man čia niekas taip nesiseka. Žinai, nebepasitikė. Ir dar didesnė nesėkmės baimė. Ir sukasi tas ratas, ir sukasi, ir sukasi, ir sukasi. Ką užtenka padaryti, kad pakeisti? Iš vis ar įmanoma tą pakeisti? Važiuoti dėlas veiksmų. Išgirsi, kad čia labai paprasta, ne? Tiesiog laik ir daryti. Tai žiūrėkit, dabar dar vienas toks labai gražus momentas. Velnias žino vieną žodį. Kokį? Ar žinot? Kaip? Kaip? Bet vėliau? Kaip? Betaguard. Jo, jau girdėjau. Velnias žino vieną žodį, bet čia yra, suprantat, čia yra tokia tobula taktika, kuri irgi nuveda mus nuo to, kad mes siektume tikslų. Žinot kaip? Nėra jokios kalbos apie, jokio gąsdinimo. Jeigu ten buvo kažkokia slogi ta pusė, tai čia tokia labai maloni. Nori sveikatintis? Kaip fainai, labai gerai. Pradėkim. Bet, čia nelyja, tai rytoj. Žinai, bet ten važiuosiu jau, kad sveikai maitinsiu turgų, bet šeštadienis ten autobusai retai važiuoja, arba ten šalta, ar dar, bet tas toks, lyg jau pradėsiu veiklą, bet žiūrėk, jau 8 valandos vakarą, gal žmonės ten vaikus migdo, gerai, rytoj, arba ten poryt, arba kada bus geresnė nuotaika, arba kada aš ten turėsiu kažkokių rezultatų, dabar dar jokių rezultatų neturiu. Ir čia jis tam nesako, kad nedaryk, sako, gerai, super, bet. Ir nuveda šoną. Subtiliai, gudri labai taktika ir labai efektyvi ir mes to net nepastebime. Dažnai. O jeigu tu tik išgirsti savo vidurį, kad kažką svajoji, planuoji, galvoji, dėlioji, išgirsti tą bet, tau turėtų visi alarmai. Darbuotės visos susikur, mūsų varpai, kažkas čia vyksta, kur tave veda. Stop, palauk. Pažiūrėk, parpadėdamas į ką. Dabar, tai kaip nustot sabotuoti save? Ar yra būdas savęs nenušauti? Ar yra? Tai pirmą mes turim identifikuoti. Pirmą turim suprasti, atpažinti, kokią baimę, kas iš tų priežasčių, ar dar kažkokias kitos priežastys, stabdo mane nuo veiksmų, artinančių mane link mano tikslo. Nes jeigu aš jau įsitikinęs, jeigu čia viskas yra, realu, tik ir patikėjau, įrodymai yra, šitam žmogui, šitam, ir atrodo, realu, Lietuvoje veikia. Čia liudija tie, kurie jau nuėję atstumą. Ir lyg tai, matau, kad kenčia žmonės, sveikatos poreikis yra, pajamų tikrai poreikis yra, viskas lyg tai turėtų būti, tai kas tave stabdo nuo veiksmų? Kol tu netpiri, dabar kalbam apie asmeninį tobulėjimą, asmeninį augimą. Truputį ne iš kitos pusės, bet
Neužtenka gazuot su valtimu, variklį jungus. Ir paimk ratą, žiūrėk, ir pradėsi važiuoti. Tai vat kartais pasižiūrėkim, kas stabdo. Tada primink savo, kad tu esi pakankamas, pakankama, kad esi vertas, verta tų gerų dalykų. Toks, koks esi, tokia, kokia esi. Kodėl? Todėl, kad esi nuostabiai baimę keliančiai sukurtas. Bet toks vienintelis, unikalus, nebuvo iki šiol žemėje, kiek egzistuoja žmonija. Tokio genų derinio nebuvo. Ir nebus, nes tai yra kombinacijos, vis keičiasi. Ir mes unikalus, mums duota nuo iki. Ir tu vertas geriausio. Tu jau žinot, kad kažkada buvai spermatozoidas. Ir ten iš tų milijonų atvarė pirmas. Pirma. Ir jau esi nugalėtojas. Jau to užtenka, kad esi gyvas, gyva. Jau to užtenka. Klausyk, aš jau visus, aš gyvenau. O kiti liko kažkur ten. Tai pasižiūrėk į veidrodį. Nu ir pamatysi, kito tokio nėra. Kitos tokios nėra. Ir tai yra, tu sukurtas iš meilės. Dabar atras savo stiprybės. Nes mes turim ne tik kažkokias ydas trūkumus, kur mums bando vis parodyti. Tie perfekcionistai, žinai, didžiausiai statinė medaus, kaip ką sako lietuvių patarlė. Šaukštas deguto medaus statinę gadina. Kaip ta psichologija veikia? Čia turbūt, kad žmonija išgyventų. Nes iš ten gyvatės ar tarp plėšrūnų yra geriau negu, žinai, mėgautis visų to grožio, bet neišgyventi. Tai matyti čia iš kažkur labai seniai, bet suprasti reikia tą mechanizmą. Aš tiesiog vieną dieną paėmiau ir susirašiau visas dovanas, kurias turiu. Galvoju, o ar yra ką aš turiu? Ar yra kas man duota, ar jeigu dovanų talentų, gebėjimų? Ir paėmiau ir pradėjau rašyti. O, žiūrėjau, sąrašas, nesibaigė, ir dar skyla minčių. Ir pilna. Į ką tu žiūri? Suprantat? Tai va, Rimvydas mūsų komandai, jisai vis tą sėkmės dienoraštį propaguoja. Tiesiog kasdien užsirašyti, ką aš padariau. Tai yra toks sėkmės, kas man pasisekė, kas man pavyko. Nuolat tas monitoringas turi būti tų gerų dalykų, ne tik blogų. Žinai, kur mūsų dėmesys, kur mūsų fokusas, ten mūsų yra energija. Jeigu tu visi tą negatyvą, dar to trūksta, tai susivarysi. O jeigu tu žiūri, ką aš turiu, ir dar Biblijoje net parašyta, leisk į apyvartą. O tai ką turi, tas dovanas, tos talentus, leisk į apyvartą. Čia įsakymas. Sako, tu turėjai leisti į apyvartą, nes kuris neleido, tam buvo negerai. Tai va, dar vienas dalykas, pripažink, kad tu negali visko kontroliuoti. Yra žmonių, kuriem atrodo, kad be jų saulė nepatekės. Bet jie vieną dieną taip iškiai atsigulė ir pramiegė. Ir pažiūrė, patikėjo. Bet labai sveika. Ar taip keitėsi išdėliotos ar kitaip? Įvyksta viskas. Abiškai tobuliau, abiškai netaip atrodo, viskas įvyksta. Ta prasme, sveikai. Viskas blaiviai turi būti. Ir tai yra gerai. Leis gyvenimui. Leis žmonėm pasirinkti. Kad jie patys nuspręstų. Gal kartais jie ir nenorės to, ką tu čia siūlai dabar. Matydami tavo rezultatus kažkaip užsinorės. Ir dar vienas dalykas, atsimink, kad klysti negėda. Nėra gėda klysti. Nes, nėra kito būdo. Ar atsiminkit save vaikystėje. Kaip pirmą žingsnį žengėt. Kuris taip žengė ir taip nuvarė iš karto. Ir iš karto taip įvertino kaip olimpinį čempioną. O, šiandien kaip mano vaikas atstoti, bėga. Aš atsimenu, aš neatsimenu, bet matau iš savo vaikų, krenta, ropuoja, šliaužia, verkia, stojasi, ale visi dabar vaikšto. Suprantate? Kažkaip. Tai vat, apie tas klaidas. Nėra klaidų, tik pamokas mūsų sūnus kažkaip Facebook profilį užsirašęs. Nes nėra kito būdo. Tiesiog, tu darai ir kažkaip pirmą kartą ypač. Ir tu atrandi, kaip čia važiuok ir įvykdė. Ir žiūrėkit, Denzel Washington yra labai gerai pasakęs, sako, jeigu tu nepatiri nesėkmių, reiškia, net nebandai. Reiškia, tu net nebandai. Bet ta baimė, nesėkmių, baimė suklysti, tai yra didžiulis stabdis. Ir Les Brauno mintim baigsiu dabar tam trumpam, kad niekada neleis, kad kažkieno nuomonė apie tave virstų tavo realybę.
Nes kažkieno nuomonė apie tave, netgi tavo paties nuomonė apie tave, tai jeigu gera, tai ir yra, kokio tu nori paveikslo, į ką tu lygiuojasi, kas tavo siekinys. Tai yra gerai, nes žodžiai, va tos mūsų mintys, jos formuoja realybę. Kaip aš mąstau, ką aš matau, kaip mąstau, taip aš kalbau, tokius sprendimus darau, tokius veiksmus darau ir tokių rezultatų susilaukiu. Tai jeigu čia va man į kitą pusę, tai labai sunku atsiplėšti. Savaime tai nevyksta. Dabar pakviesiu keletą patirčių.